apie kokį O mes čia kalbam. Nes vieni supranta tą orgazmą vienaip, kiti supranta kitaip. Šitos konferencijos tikslas yra kalbėti apie kitą orgazmą, ne tą standartiškai 3-5 minučių mylėjimąsi. Mes kalbam apie daug didesnį O. Tai yra viso kūno orgazmą, kurį jaučiam visam kūne, ne vienoj lokalioj vietoj. Tas orgazmas, kuris prasideda nuo lytinių organų, palaimos ir malonumo bangos, kuris sklinda po visą kūną. Per pilvą, rankas, kojas, net ir galvą, net ir veidą. Atrodo, kad kiekviena kūno ląstelė vibruoja tą palaimą ir patiria orgazmą. Netgi pirštai, gerklė gali jausti orgazmą. Visas kūnas gali jausti dilgčiojimą, drebulį, veidas gali parausti ir tai gali vykti sekundes, minutės, valandas, net kelias dienas. Taip. Po to gali kelis mėnesius vaikščioti, savo kūne jausti tą malonumo bangą, lyg tavo kūnas būtų toks palaimos ar medaus puodas pripildytas. Šypsaisi tiesiog be priežasties. Taigi parašykit čate, netgi jeigu ir klausotės įrašo, kas nori tokio sekso. Parašykit taip, parašykit visatai, pasakykit taip, aš noriu tokio sekso. O tuo metu aš pristatysiu, kodėl aš tai mokau, kodėl aš apie tai kalbu. Aš esu, kaip Rokas jau pristatė, Žydra Geštautaitė, jausmingo gyvenimo kaučerė. Iš tikrųjų, užaugom mažam mieste, tipiškai sovietų laikais, gana sukaustyta, apie seksą kalbėti negalėjau ir dabar to, kad mokau apie seksą, tai čia yra, tikėtis tai tiesiog pasvajoti galima, kad tai vyksta. Bet kaip tai atsitiko? Jauna išsikrausčiau gyventi į Kanadą ir siekiau tų materialių sėkmių. Verslo, universitetų išsilavinimai, tiesiog toks kaip bėgimo takelis. Siekiau ir man sekėsi. Bet vieną dieną perdegiau, viskas išsijungė, draugė mane įsitempė į jogos mokyklą ir pasirodo tai buvo tantros mokykla. Klasikinės tantros mokykla. Po to sutikau kitą mokytoją ir susipažinau su tantriniais masažais. Įvyko tas lūžis, kaip sakant, užtvanka atsivėrė, tą, ką prašiau, įsijungė tos spalvos, įsijungė ta banga ir prisimenu 3 mėnesių tokį, va čia gyvenimas, čia spalvos, čia va taip atrodo. Nuo to vieno atsivėrimo 3 mėnesius taip vaikščiau ir taip jaučiausi. Už tai ir norisi kalbėti ir mokyti kitas moteris, kad yra daug daugiau negu tas tipiškas orgazmas, kuris yra klitorinis, kuris sprogsta ir išeina iš mūsų kūno. Tai yra magija, kurią nuo mūsų slėpia. Ir aš labai džiaugiuosi organizatoriai, kad tai išeina plačiau ir plačiau šitą informaciją, nes mes kiekvienas tą įrankį galim įvaldyti. Bet pakalbėkim taigi, koks yra dabar tas blogas seksas. Vidutiniškai jisai tęsiasi 3-5 minutės. Moteris net nespėja pasiekti orgazmo per tą laiką. 75% moterų lieka nepatenkintos. Ir patikėkit manim vyrai, kokio amžiaus jūs būtumėt, kurie čia klausotės, moteris nori lygiai taip pat sekso, kaip ir vyrai, gal ne daugiau, bet ne to, kuris yra pateikiamas. Jos nori to kito sekso. To sekso, apie kurį kalbėsim šiandien šitoj konferencijai. Blogas seksas atrodo taip, kad įvyko kažkas, bet aš jaučiuosi nepasitenkinęs. Galbūt kaip moteris aš jaučiuosi viena, ne komandai, partneris pasirūpino savim, aš likau, kaip sakyt, ant ledo. Arba tiesiog negaliu įjungti orgazmo. Galbūt tai darau iš pareigos ir feikinu tos orgazmus. Galbūt tai yra tik tais pareiga sykį mėnesį ar sykį savaitę.
Galbūt yra tas orgazmas, kuris tiesiog atsibosta ir nieko nebejaučiu. O dar pakalbėkim, kiek moterų nejaučia savo kūno. Pakalbėkim, kiek vyrų turi problemų, apie kurias nekalba, performanso, per ankstyvos baigimas. Ir apie tai nekalbam. Visa tai yra išsprendžiama. Ir tai nėra ko bijoti, tai nėra ko slėpti ir tylėti apie tai šiais laikais, kada yra tiek daug pagalbos. Taigi, koks tas geras seksas? Kaip ir sakiau, tai tęstis gali valandas. Kada jauti su partneriu labai didelį ryšį, kada jį gali įvykti terapija, kada tu pasitiki savo partneriu, kada partneris tavim rūpinasi ir nori dėl tavęs daryti viską, kad tu pasiektum tą nuostabųjį orgazmą, kuris tiesiog teka tavo kūnu, tavo stuburu, tavo visais organais ir tavo ląstelėm. Kada jautiesi pripildyta, užpildyta, pilnavertiška ir pasitikinti. Čia vyram tas pats, galbūt kalbu kartais vien tik per moterį, nes daugiau moteris moko ir esu pripratusi, bet čia abiem. Moteris ir vyrai gali patirti tą didelį lygiai taip pat. Vyram gal sudėtingiau yra atsiverti. Bet vyrai, ką jaučia po gero sekso, vietoj nuovargio jautiesi energingas, atjaunėjęs, prisipildęs, vietoj to, kad išsijungtum ir nusisuktum į kitą pusę atsistatyti, vis dar jauti seksualinį potraukį. Trykšti seksualinę kinetinę energiją, švyti spindesiu. Spinduliuoji magnetizmą, kas yra dėka įjungtos seksualinės energijos. Tai iš tikrųjų skiriamasis bruožas yra, žmonės matai, kurie tą energiją įjungia, kai vaikšto, tu gali tai matyti. Gali būti labai išvaizdus žmogus, bet tu matysi šitą energiją. Ir tai nebūtina mylėtis, tai galima atlikti tiesiog tantrinę praktiką. Tai yra apčiuopiama. Ta tavo seksualinė energija yra tiesiog kaip drabužis, kurį tu dėvi. Tai aura, kurioje gyveni ir kurią žmonės gali matyti aplink tave. Taigi, einam prie tų 11 priežasčių, kam to reikia, sakykim praktiškai, kam man ugdyti tą seksualų gyvenimą, kodėl eiti link to sakralaus, to didžiojo O. Pirma, ką jau ir kalbėjom, tai yra tas puikus seksas. Tos skanios, malonios bangos, kurios gali tave atvesti už ribų, kurias po kol kas galbūt pažinai. Kurios gali priversti tavo kiekvieną ląstelę vibruoti iš džiaugsmo, palaimos ir tiesiog be priežasties. Didieji tie O yra tie, kurie gali pakeisti mūsų gyvenimą. Mano atveju tai buvo taip ir mačiau jau ne vieną kurse žmogų, kuris taip pat tai patyrė. Bet turiu omenyje tos orgazmus, tos didžiuosius. Tai yra G taško, gimtos kaklelio, makšties įėjimo, pilno kūno orgazmo, multiorgazmų ir visus kitus tos galingus energetinius stiprius orgazmus. Tai savęs reikia paklausti, kodėl mes nesam verti malonumo ir palaimos. Nes įsivaizduok iš šitos būsenos, kaip tu kuri savo verslą, kaip tu kuri savo santykius, kaip ateini iš ryto į savo dieną. Tai yra labai skirtinga energetika, jeigu gali ją išnaudoti ir ateiti tiesiog į savo dieną ir ką tu pritrauksi ir kas gali nutikti tavo gyvenime iš tokios energijos, kada ateini su pripildyta stikline malonumo, atsipalaidavimo, kaifo. Antras tai yra transformacija. To nesitikėjau, iš tikrųjų, ką tantra siūlo, ką tantrinis masažas ir visos šitos praktikos. Iš tikrųjų tai vadinu saviugda ant steroidų, nes pokytis vyksta ne tik proto lygyje, bet vyksta ląstelių lygyje. Mes taip palaipsniui įjungiam tą tikrąjį autentišką aš ir nebekalbam apie tai. Nes paimsim, jeigu kalbėjimo terapiją ar tiesiog proto lygio kursus, mes tai tiesiog save tobulinam tokiam horizontaliam lygyje, kad įsigyti geresnę profesiją,
kažką patobulinti, kalbėti geriau ar dar kažką. Šitas savigūda per seksualumą, ta transformacija yra vertikalus lygis. Tai yra šuoliai, tie metafiziniai šuoliai į visiškai kitokią versiją savęs. Nes paleidžiam, kas blokuoja mums ateiti į tą vietą, kur mes norim. Somatiniam lygiai, proto lygiai, emociniam lygiai, visuose lygiuose. Tantrinio masažo metu, ir ypatingai Balyje buvo savaitės, buvo kursuose, stovykloje. Ir tiesiog pamatai vizualus, pamatai tas situacijas, vaikystės, jaunystės, kurios kartojasi mano dabar gyvenime labai aiškiai. Ir matai, kad jas reikia pakeisti ir kaip išspręsti. Tai toks kaip filmukai, jie praeina labai greitai. Tai yra tas kvantinis šuolis, kuris keičiasi ląstelių lygiai. Ir tu gali pastatyti savęs geresnę versiją pagal save gana greitai. Tai mano patirtyje. Trečias yra tai emocinis bei sielos ir fizinis gyjimas. Pasidalinsiu vienos moters, tikiuosi, suveiks viskas gerai technologiškai. Moteris prisijungė į mano kursus, taip pat į tantrinį masažą, taip pat iš mažo miesto, vyresnė, labai drąsiai. Aš net buvau išsigandusi, kas tai nutiks, nes jinai sėdėjo tokiam, sako, kas čia vyksta. Ir jinai metus labai dirbo su ta energija labai daug. Turėjo tokį vidinį šauksmą, nors aplinka tikrai jos nepalaikė, jinai slėpė tą dalyką, jinai net nepasakė savo vyrui. Vienu momentu net lyg apie skyrybas galvojo. Bet kai įvyko lūžis ir jinai pasikvietė savo partnerį į tantrinius masažus, jie, būdami beveik 30 metų kartu, sako, mes dabar mylimės kaip 18-mečiai. Mes atradom, jis sako, dabar žinau, kas yra orgasmas. Man tiek metų, sako, ir aš dabar supratau, ką reiškia orgasmas. O vyras toks nekalbus, priejas apsikabino, sako, ačiū, kad egzistuoji. Prasidėjo jų kelionė, bet aš pasidalinsiu labai trumpų įrašų, garso, ką jie atrado. Pavasarį pasiūlyta išsioperuoti moterišką sritį, žodžiu, išimant viską. Kadangi gimdos kakleliai buvo tenai, blogų dalykų, ir cistos saugo, miomos saugo, žodžiu. Net aš labai nenorėjau, tiesiog atsisakiau ir palikau kaip yra. Šiemet nuvažiuoju pas ginekologę, ginekologė sako, žiūri per echoskopą, žiūri. Ir dar sykį pasižiūri, sako, nesuprantu. Tu, sako, pernai pas mane buvai, žiūri kortelę, buvau, sakau, ir užpernai buvau, sakau, žiūri, čia tikrai, tu, sako. Sakau, sakau, kas negerai, jau galvoju viskas, jau man čia šakės į onkologinį išsiūžinai, jau tiek sulaukiu dar po metų. O jinai atsisuka, sako, pas tai nieko nėra. Tu sveika, sako. Įsivaizduojat, visos šitos praktikos man padėjo. Iki tokio lygio, kad mano ginekologija, jie absoliučiai liko. Sako, ką tu darai? Sakau, nieko, sakau, aš pradėjau gyventi. Ir darau praktikas, seksualinės praktikas. Taigi, žmonės dar kažkaip neišgirsta, nesupranta, kad mūsų liga yra vibracinis dalykas. Netgi paskaitykit straipsnius mokslinius, kur sako, mes genetiką net galim genetinės ligas pakeisti. Nes galim pakeisti mūsų patologiją, mūsų vibraciją. Ir tai yra pavyzdys, kaip mes galim įsigydyti fizinę ligą, dirbdami su savo energetika. Visiškai psichologiniam lygiai, nervų sistemos lygiai. Tai yra įmanoma. Aš lygiai taip pat įsigydžiau endometriozę ir auginu sūnų. Tai įmanoma yra tokius dalykus pakeisti. Nepasakysiu galbūt, kad tai yra lengva, bet tai yra įmanoma. Ok, kitas punktas. Sumažinti skausmą. Turbūt klausote šitos konferencijos daugiau jaunesni, bet žinokit, kad senatvėj yra sprendimų. Sekso metu išsiskiria endorfinai, kurie yra laikomi stipriais analgetikais. Ir tyrimai rodo, kad iš tikrųjų net seksualinio susijaudinimo metu jie išsiskiria. Tai nebūtina neturėti orgazmo, bet susijaudinti ir mes taip sumažinsim skausmą. Taigi nepamirškim, tai pasiruošti tom vyresniom dienom,
kada atsiras gal daugiau skausmo ir kada to reikės. Ypatingai moterim per menopozę išjudinta seksuali energija nesukurs tiek daug simptomų arba išvis jų nebus. Nes teorija taip, kad šita energija, kurią neišnaudojam seksualią per savo gyvenimą, per menopozę, jinai kaip šampano kamštis nori iššokti, jinai nori išjudėti. Ir jei neina, taigi karščio bangos, taigi visa ta emocijų kaita ir pykčio bangos, nes ta energija nori išsilaisvinti. Ir tai nebūtina imti sekso, tai galima daryti ir per praktikas tą energiją išjudinti. Tai yra svarbus įrankis vyresniam amžiui. Taip pat sumažina ir mėnesinės moterim, taip pat skausmus mėnesinių. 5 punktas. Tai gera savijauta ir pasitenkinimas. Jau vien tas aprašymas orgazmo jums turėjo duoti suprasti, kad jeigu pastoviai patirsi tą orgazmą, tikrai jausies geriau, geresnė savijauta, geresnė sveikata. Gyvenimo pasitenkinimas bus kitoks, nes žiūrėsi į tą pačią kasdienybę su daug gražesniom spalvom ir pozityviau. Tas oksitocino, dopamino arba meilės hormono po orgazmo padeda išskirti tą emociją prisirišimo prie partnerio, o dopaminas yra geras savijautos neurotransmiteris. Tai yra psichologinis, cheminis dalykas, kuris yra dėka orgazmo. Tai kodėl to nenaudoti? Kodėl to neturėti? Net kaip mano mokytojas Gavinas sako, pavyzdžiui, būna nemiga, kažkas skauda naktį neina miegoti. Savi pasitenkinimo praktika. Sumažinsi skausmą, jausies geriau. Anksčiau tai klausytas gal, ką tu čia kalbi, kas čia per atsakymas, man reikia to protinio, tokio didelio sprendimo kažkokio, man čia kažkas trukdo. Kviečiu kiekvieną išbandyti. Ir pamatysit, kaip tas sprendimas, tie klausimai pasikeis. Ir iššoksi daug greičiau iš tos stresinės situacijos su geresnė idėja. Patikėkit manim. Tai mano ir aš įvedu į 6 punktą didesnė motyvacija ir sėkmė. Nes kartais pastringam kažkokioj krizėj situacijai mąstydami negatyviai, susitraukiam. Tas paimkim tas didysis yra jausmas, kada visas tempėsi kūnas, ar ne? Toks ne kūnas, bet ta energetika yra plečiantis. Tas situacija kažkokia krizinė, jinai tokia suspaudžiamus, ar ne? Ir kuo greičiau mes galim iš to suspaudimo išeiti į tą tokį platesnį, ateina protingesni klausimai išspręsti šitą situaciją. Tai kuo mes greičiau išeisim iš tos į tą būseną, tuo greičiau išspręšim situaciją. Tai už tai ta sėkmė ir didesnė motyvacija. Jeigu reikia įrodymų, paskaityti knygą Mąstyk ir būk turtingas, parašyta Napoleon Hill, seniai prieš 100 metų, ir ten paskiriamas, gana nedidelis, ne paragrafas, o skyrius, kur kalbama, kad sėkmingiausi žmonės pardavime, versle yra tie, kurie yra įjungę tą seksualinę energiją. Ir tai nereiškia, kad jie mylisi kiekvieną minutę. Jie tiesiog moka šitą energiją laikyti įjungtą savo kūne ir cirkuliuoti savo kūne, nes jie yra tada magnetiški, charizmatiški, pritraukiantis. Tai patikėkit manim, patestuokit, nes su moterim kursuose, kai darom, patestuojam ir tikrai moteris gauna daug daugiau atsako ir dėmesio, kai daro šitas praktikas. Taigi ir versle yra lygiai tas pats. Šį savaitgalį 8-mečio mano sūnaus buvo gimtadienis, darėm namuose ir tikėjausi, kad visi tėvai eis namo, paliks vaikus ir visi liko. Draugiai skundžiuosi, sako, va dabar visus turiu rūpintis, maitintis, sako. Čia tau komplimentas, sako, visi nori būti aplink tave. Tai va, tai tikrai tai veikia. 7 punktas. Geresni verslo rezultatai ir produktyvumas. Dabar jau Lietuvoje tikrai mačiau, girdėjau, moko, kaip patekti į srautą. Į tą verslo srautą, kad atlikti savo darbą greičiau, kokybiškiau, daug kūrybiškiau, sukuriam tos masterpieces.
Šitame eksperimente su šita energija, pa kurią aprašėm tą orgazmą, tą gerąjį orgazmą, esi toj būsenoj. Ir kad pasiekti tą rezultatą, tas srautas ar ta zona yra reikalaujanti 100% susikaupimo. Ir mūsų šiais laikais labai sudėtinga tokia gyvenimo būdai dabar yra, kada mes visada esam trukdomi. Mes negalim visiškai susikaupti. Kada visiškai susikaupiam? Per tą patirtį orgazmo. Mes tikrai nieko negalvojam, mes nieko nesprendžiam, mes esam 100% čia ir dabar. Tai pati galingiausia meditacija, kurią gali patirti. Nes sėdint meditacijoje mes vis tiek sąrašiukai dar kažkur, nebent esi jau įgudęs išmokęs, kaip padaryti. Bet orgazminė meditacija yra 100% ten. Tai į tą būseną, žaidžiant su šitą energiją, yra daug lengviau įeiti į tą zoną. Nes šiaip į ją įeiti yra sudėtingiau. Ir būdavo projektų, darau kažką ir sukuriu kažkokį tai tekstą, nes rašymas gal nėra mano talentas. Pasižiūriu, galvoju, kas čia parašė. Ir būna, kad pati parašiau tai, bet būdama toj zonoj, toj energetikoje. Taigi išbandykit tą energiją panaudoti ir savo kūryboje. Jau nekalbu apie žmonės, kurie kūrybingi, kurie muziką dainuoja, tai gali fantastinių rezultatų duoti. Vienam tantrinė masažo kurse moteris pradėjo dainuoti. Įjungė viduryje tos praktikos, nei modelis buvo kurse ir įjungė, tai buvo nuostabu. Ir sako, pajaučiu orgazmą savo kojų pirštuose. Ok, 8. Stipresni santykiai ir socialinė parama bendruomenė. Na, pirmas, tai kaip ir aišku, artimesnis ryšys su savo partneriu. Jeigu nebijom sekso, nebeturim tų blokų, mes automatiškai nebebijom to žmogaus. Arba galim atleisti, paleisti, jeigu kažkas yra įvykę. Mes sukursim tą ryšį su savo kūnu daug stipresnį pirmą, nesigėdysim, nekritikuosim, galėsim būti laisvai, nuoga, mėgautis savo pojūčiais kūne. Lygiai taip pat tas ryšys bus stipresnis su partneriu. Ir kartu mes sujungiam daug stipresnę energiją. 1+1 nebe 2, o 3, nes sukuriam tą mikroorbitą, su kuria daug lengviau įeiti yra į tą didįjį O. Ir kitas dalykas, socialiniai toj bendruomeniai, sakykime, bet kokioj būtumėm, yra kažkokie tie populiarūs žmonės. Ir šią vasarą stebėjau tantrinių masažų 2 dienų kurse. Viena mergina buvo, jinai seniai su tą energiją dirba, seniai yra jau atėjusi prieš mūsų mokymus mokiusi, bet jau 3 metai ir su mumis. Ir jinai tą energetiką jau yra įjungus. Jie visi gaudėsi. Nori visi kviesti ją į grupę, jie nori, kad ji dalyvautų, kad ji nori ateiti. Vyrai tiesiog, kai reikia grupuotis, ieško jau, kad... Tai pastebėjau, kad yra ta energetika labai magnetiška. Nori žmonės būti šalia tavęs, nori būti tos dalis bendruomenės. Tai taip mes tampam matomi, įjungti, tas, kaip sakyti, žiburiukas įjungtas ir mes tampam tiesiog natūraliai tam sraute, ryšyje su bendruomenė, ryšyje su savim, ryšyje su partneriu. Ok, važiuojam į 9 punktą. Atsparumas ir motyvacija susidūrus su sunkumais. Ta dalį kaip ir jau beveik peržengiau, atsakiau. Mes pakeičiam tą požiūrį į savo gyvenimą. Ir tiesiog, kai kurie dalykai tampa nesvarbus, nebe taip reaguojam, surandam savo autentiškumą. Ir tie prioritetai tampa natūralūs mum, ne to, ką mum primėtė visuomenė. Ir tie sunkumai, tas atsparumas tampa lengvesnis. Nes mes jau žinom save, niekas maniausi taip nestumdo, mes įsižeminam gerai savo vertybėse. Ir tiesiog tikėdami ir dirbdami su ta dvasinė energija, mes jaučiam, kad mes esam palaikomi, kad yra tas didesnis už mus pačius kažkas didesnis, ar ne? Ir tas tikėjimas tuo didesnė energija, tą širdingumu, atveria mūsų dėkingumą, užuojautą, tą ramybę gyvenime. Taigi yra labai galingas įrankis
atrasti tą stiprybę, tą persiprogramuoti save ir padidinti tą džiaugsmo jausmą. Tada susidūrus su tom situacijom ir sunkumais mums yra lengviau tai spręsti. Tai už tai didysis to ne tik lovoje padeda, bet padeda mūsų kasdienybei, mūsų gyvenime, nes tai yra padidinimas žmogiškos patirties. Naudojant dvasinius sakralius įrankius, mes atveriam širdį, dvasingumą ir seksualinį centrą. O šitos centrus atvėrus mes tampam be galo stiprus ir galingi. Ir manau, dėl to yra sistemingai nuo mūsų tai slepiama, jeigu žiūrime į praeitį, moteris vadinamos raganom. Ir ta informacija slepiama, nes taip lengviau mus valdyti. Tai įvaldžius tai mes tampam tikrai stiprus. 10 punktas. Savirealizacija. Labai daug kalbam apie tą mylimą veiklą, apie kad rasi tai, kas malonu daryti, tada tavo gyvenimas atsiskleidžia. Aš manau, tai yra tiesa. Tas savo talentų pamatymas, kurie yra, tas pamatymas savo potencialo, kaip sakiau, atvėrimas tų 3 centrų, pamatai ir supranti, kokia tu ar vyras esi galingas. Pradedi realizuoti, įgyvendinti save, savo idėją, savo energetiką, pradedi gerbti ir vertinti save. Sieki to asmeninio augimo ir to savęs gilaus supratimo, neprimesto iš tai, ką visuomenė primetė mums tas normas. Ir tai yra tas aukščiausias poreikis Maslovo hierarchijoje. Kada turim maistą, turim stogą, turim visus tos bazinius dalykus, tada mes siekiam tos savirealizacijos. Įjungiam tą kūrybingumą, autentiškumą ir suvardom, kas yra nebetikra. Tantrinis masažas, mano praktiko ir šiaip visa tantrinės praktikos, tai yra tai, kad visiškai ardo tos dalykus mums primestus, tas toks jausmas, jeigu paimsiu, mano gyvenime būdavo, sėdžiu šalia upės, gyvenimas teka šalia, o šalia. Ir įjungus tos įrankius, įjungus tą didįjį o, aš esu toj upėj. Srautas padeda keliauti ten link nori. Kartais yra pasipriešinimo, kartais yra sudėtingumų, bet tu eini su srautu ir ta kasdienybė tampa čia ir dabar, aš čia gyvenu su visais pojūčiais. Nebelieka laukimo. Ir tas laukimas yra tas netikras primestinės vertybės, visuomenės, aplinkinių, ką turi daryti, tėvų siekimai netgi, ar ne? Jie nori mums geriausia, bet tai nereiškia, kad tai yra mūsų geriausia. Mes tampam matomi sėkmingi ir galingi, kada mes įjungiam tos centrus, kada numetam visą netikrumą. Tai netikras orgazmas apsimesnės tik nereiškia lovoje, jis reiškia ir gyvenime. Tas tikras didis orgazmas reiškia ir gyvenime, orgazmišką gyvenimą, jausmingą gyvenimą. Pasitikėjimas, paskutinis punktas, pasitikėjimas savim ir meilė savo. Tai kalbam labai daug apie tai ir tai yra, rodo, sudėtinga pasiekti. Tai yra labai sudėtinga. Nes darant tai proto lygyje, kiek čia gali kartoti, aš save myliu, aš save myliu, aš save myliu. Ir niekas nepasikeis. Mes turim dirbti su savo kūnu, su savo somatika, su savo emocijom, kad tikrai paleistumėm tos blokus, paleistumėm tas negatyvės žinutės, kurias mums primetė, kurios yra net ne mūsų. Paleisti kultūrinius apribojimus, taisyklės. Pavyzdžiui, kodėl dabar negalime mokytis apie seksą? Kodėl tai yra nenatūralu, kaip eiti į šokių pamoką? Negimėm nei vienas su tuo gidu. Ir įsivaizduokit, kiek mes galim daug to atrasti visko. Tai nėra vien apie intimumą, tai yra apie visus tos punktus, kur kalbu ir dar daugiau. Ir tam procese, pavyzdžiui, paimkim moterį, kuris save kritikuoja ir negali būti nuoga. Pašok prieš veidrodį nuoga, įjunk tą savo energetiką, pajudink klubuose visa ta energetika yra. Įjungusi tą jausmą, tada pasakyk savo, kokia aš seksuali, kokia aš graži, negu kartodama ar dirbdama tose proto lygio mokymuose. Tai yra lengviausias būdas perprogramuoti savo nervinę sistemą. Nes mums tie dalykai yra sukūrę daug skausmo, jie sėdi. Mes turim juos paleisti, sudėti naujus,
kad atsipalaiduoti. Ir per keičiant vibraciją daug lengviau keisti mūsų programavimą negu per kartojimą. Ir taip tas savo meilės ir pasitikėjimo žinutės tampa garsesnės ir tos tilsta, kaip sakant, tos, kurios kritikuojam. Mes tiesiog pradedam priimti save, pradedam priimti kitus, pradedam priimti savo gyvenimą, mažiau kritikos, mažiau užsispaudimo, labiau atsivėrimo, ar ne? Taigi nesvarbu, koks punktas jums rezonuoja, bet noriu, kad išgirstumėt, kad tai nėra vien apie kad tai yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis ir mes dabar visi turim galimybę tai patirti, mokytis. Kiekvienas 100% gali pritaikyti šitos įrankius ir pasiekti nuostabių rezultatų. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Aš tik vieno dalyko savo gyvenime gailiuosi, kad to neišmokau anksčiau, nes buvo praleista per daug metų tame vaikymėse verslo, kažkokių tai dalykų, kurie nėra tokie jau prasmingi. Ir tas malonumas tikrai tampa vyšnia ant torto, kai yra tiek daug punktų apie mūsų gyvenimą. Ir tai yra must. Baigiai mokyklą, važiuoji į kokią tantrinę mokyklą ir tai baigiai. Tada gyvenimą sukursi visiškai kitokį. Nereikės universitetam dėstyti, ką tau reikia daryti, tu pats žinosi. Taigi, malonumas didina žmogiškąją patirtį ne tik lovoje. Tai man buvo pats galingiausias įrankis masažas, kuris atvėrė šitą energetiką. Ir jeigu susidomėjot, turbūt girdėsit toliau, prisijungti galit, ką tik pradėjome online kursą su nuolaida Paukštis. Daugiau informacijos galite rasti mano Facebook'e Žydra Geštautaitė. O moteris kviečiu į naują nemokamą iššūkį Įkūnytas jausmingumas, kurį pradėsim lapkričio 5. Daugiau informacijos mano Facebook'e. Jeigu turit klausimų, galite parašyti į chatą, bet tokia baigiamoji žinutė, kad čia nėra šiaip sau. Aš labai dėkinga, kad apie tai kalbam, nes kartais atrodydavo, aš čia prigalvoju kažkokių nesąmonių kalbėti apie tą malonumą. Aišku, turim daug stiprių mokytojų Lietuvoje ir išgirsti daugiau, bet ta žinutė turbūt ir visų yra, kad patirkim tai, kad paleisti nuoskaudas, kad pradėti gyventi, pradėti kurti iš malonumo, iš širdies, tą kitokį gyvenimą, būti vienas kitam kitokį. Ir ta misija keisti vieną žmogų kasdien ar kas mėnesį, taip keičiam pasaulį, taip įtakojam. Kaip Gandhi sakė, noriu pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs, ar ne? Tai pakeitę save, keiti savo aplinką. Ir yra tas saviugda, kada nebėra horizontali, kada yra vertikali. Kada ne tik save tobulinimas dėl karjeros, kada pradedam keisti savo aplinką. Ir visi mokytojai tai daro, kad pakeiskim, įtakokim aplinką, kad ji būtų geresnė. Tai 99,9% moteris biologiškai yra sveikos. Vadinasi, visos tos procentas yra neprigėdiškos ir tai yra tik psichologinės problemos. Tai yra ne mano informacija, tai yra tik atliktų tyrimų informacija. Ir sako, reikia jiem eiti tiesiog pas seksologą, ar ne? Ir mano patirty tai buvo lygiai tas pats. Aš nuėjusi pas ginekologą, čia jau Kanadai buvau, turėjau partnerį ir abu mes tokie šalti, nes jisai buvo vengras, aš lietuvė, tų pačių, žinai, atkaltų šablonų, kaip sakant. Ir man tas, žinai, sako ginekologas, susiras tokį pat ir taip išsprendsi savo tą šaltumą tipo, ne? Nu, bet mes abu šalti, mums tada iš vis nieko nebereikia. Buvo nuostabus, gražus santykiai, bet va šitas procesas nebuvo įjungtas. Tada nepažinojau, buvo 20 kažkiek tai metų. Ir tame procese visų praktikų tantrinio masažo, tantrinėje mokykloje, aš atradau, kad mano kūnas yra super jautrus. Kad jis tiesiog buvo užblokuotas. Tai tą išspręsti mes turim pradėti atradinėti pojūčių savo kūne. Pamatyti, kur gal užsiblokam, kur įvyko tas pirmas tyrinėjimas, galbūt mama įėjo į kambarį, kažkas sugėdino,
kažkas pasakė ir nematomi tie gėdinimo dalykai, kurie mus atjunginėja ir atjunginėja nuo kūno. Paimkim porną. Pornas moko tą netikrąjį performansą. Nėra moters tos dalies, kada liesk jaust kūną. Viskas vyksta labai greitai, performiniškai, išoriškai ir nėra to. Ir tai prideda mums tų žinučių, kad mes kažkokie netokie, kad man to neišeis, man nepavyks. Aš esu taip pat iš mažo miesto, taip pat to nejaučiu ir galiu pasakyti iš savo patirties ir iš kitų moterų, kur ateina, 100% įmanoma pakeisti. Nes biologiškai viskas yra ok. Tai lieka tik tai darbas, nes kai kuriuom, jeigu praėjo 10-20 metų, tokiam gyvenime somatiškai tai nervų sistemum labai giliai užsiprogramuoja. Tas darbas gali atrodyti toks kaip praraja, žinai, sunku ten ateiti. Bet su užsispyrimu ir noru tikrai ten gali ateiti, įjautrinti, įjungti tą kūną, paleisti, ko tau nereikia ir pradėti savo leisti jausti. Kai ateina moteris į kursą, kartais, kurios neturi tiek daug problemų, vien mano leidimas, pakvietimas, jom pasakymas, leisk savo jausti malonumą. Ir tada atsiranda tie spontaniški orgazmai. Viena, atsimenu, dalinai sako, jau įvyko tos praktikos, su vyru papraktikavo ir sako, dienos eigoje šiaip nieko nevyko ir pajaučiau tos tokius malonumo bangas, orgazmus. Sako, kas čia? Sakau, tai va tas ir yra, kad mes galim jausti tą malonumą tiesiog, kad esam gyvi, kad gyvenam. Tai tas dalykas turėtų išeiti iš knygų ir iš visur, nes tai nėra etiketė, kurią reikia nešioti. Tai yra tiesiog toks, ai tu čia tokia, bet taip nėra. Tiesiog neįjungta, neatrasta, galbūt turėtų tas žodis būti. Frigidžiškumas tai nėra terminas. Patarimų, kurie yra banalūs, paprasti, bet yra viskas atlikime. Visa paslaptis yra atlikime. Nesakykime, neturim daug laiko, mums reikia įtalpinti į mūsų jau esamą kasdienybę, nes dažniausias nusiskundimas šiuolaikinės moters neturiu kada. Maudosi duše. Vietoj to, kad čia greitai kažką pasiruošiau bėgu. Padaryk tai sąmoningai liesdama. Sulėtink, skirk dar 2 minutės, tikrai neužims daug ilgiau. Bet daryk taip lėtai, prausdama kiekvieną kūno dalį, siūsdama savo meilės energiją savo kūnui. Kiekvienai, krūtiniai, tarpukojai, vaginai, absoliučiai visur. Padaryk tai super lėtai. Išsiplovei dantis, pamasažuok savo krūtinį. Nusipirk superinį kokią eterinį aliejų, kuris tau malonus, bus kaip kvepalai, aš už štai prieš visą sintetiką kvepalus. Pasikvėpink savo moterišką esybę, savo gyvenime, ką rodai, ne, eini tiesiai, krūtinė matos ir pamatysi, kai duosi krūtiniai daugiau dėmesio, jie tau duos daugiau atgal. Valgai pietus ofise, nevalgyk su draugėm arba prie kompo, kurios draugės, kurios skundžiasi, ne? Atsisėsk ramiai ir valgyk su visais pojūčiais. Atrodo, liežuvėje mylėtumeisi to maistu, ne? Tas toks įjungtos pojūčius, tą kaifą. Kasdien dėdama tokias smulkias dalytės, kasdien gal neišeis. Bet jeigu suformuosi tos įpročius, tai palaikysi savo kūną, tai tokie gana paprasti dalykai. O vyram tai būtų vienas labai didelis patarimas, nes jų yra daug, bet supaprastinkim, daryti viską lėtai dėl moters. Ypatingai, kai yra nejautra, kiekvienas greitas judesys sukels dar daugiau nepatogumo ir skausmo. Tai liesti moters kūną labai lėtai. Paklausti jos, kaip jaučiasi šitoj vietoj. Atrastatyti tą kontaktą. Nespausti jos dėl orgazmo, bet tiesiog dėl malonumo. Tai turi būti ne tikslas mylėtis ir siekti orgazmą, bet tiesiog liesti ir pajausti kaifą iš lietimo ir ne vien genitalijas, bet visą kūną. Krūtinę, nugarą, visas erotinės zonas,
be galo lėtai. Ir tas žodis lėtai atrodo paprasta, bet moteris praėjusios metų mokymus sako, dabar supratau, ką reiškia tas lėtai. Ką darai su lėtinimu 100%? Tiesiog super lėtai, atrodys nenatūraliai. Kai dabar, pradėčiau kalbėti labai lėtai. Toks jausmas gali būti, kad bus keista, ne? Bet tame lėtume atrasim tos pojūčius. Ir tavo buvimas čia ir dabar. Tu negali mąstyti apie savo sąrašus, apie mašinos remontus ar kažką. Tu turi būti su moterim ir jausti jai meilę tuo metu, kai tu liesti ją lėtai. Duoti daug energijos, meilės ir leisti jai kaip gėliai sužydėti. Tu pili vandenį, jinai priima. Ir jeigu jinai sausa, tuščia, jai reikės to daug. Tai reikės tavo kantrybės ir tavo energijos. Tikiuosi padės. Tokie elementarūs, nesigilinant, bet jie yra labai veiksmingi. Mes dažnai nuvertinam tos dalykus, ieškom kažkokių pribambasų proto lygiai. Tos energijos, taip pat sėdim gal kokiam ofisiniam darbe, protė ir atjungta viskas, ne? Ir ateiti tikėtis į aktą, kad vyras už mane viską padarys. Tai yra gal tas princesės archetipas, kad kažkas už mane turi padaryti, arba, ateis vyras išspręs ir man tą orgazmą padarys. O jeigu jisai nemoko, jeigu jis nėra tas princas, kuris to nori, tai ką dabar visą gyvenimą lauksiu ir savo nepasidėsiu, ne? Tai tos karalienės archetipas, kuri valdo save. Pirmiau tą mąstymą pakalbėkim, kuri valdo ir savo padeda. Kad aš ateisiu į tą intimumo aktą ir pasimsiu to, ko man reikia. Ir aš nekalbu egoistiškai pasimsiu. Aš kalbu tai, kad padarysiu maksimaliai dėl savęs ir dėl savo partnerio. Tai tas pasiruošimas savo kūnui prieš tą aktą yra taip pat atsakomybė kaip ir jo, taip ir tavo. Vyras grįžta iš darbo ir juk nekalbėk su manim. Aš dabar nenoriu. Mano vaikas grįžta iš mokyklos, jau tipiškai bernas. Duok jam 15 minučių ramybės pažiūrėti savo žaidimų ar ten kažko, tai tada jisai pradeda kalbėtis. Tu man netrukdyk. Nes jis turi susirinkti save, įsižeminti. Pažiūrėti sportą ar pažiūrėti kažką. Moteris turi savo padaryti. Nes kas dabar vyksta? Moteris ir vyras abu eina out. Į kasdienybę dirbti, ta ten bėga arė, laksto, atlieka darbus. Jis irgi tą patį. Ateina į miegamai, kaip angliškai sako, two dudes looking at each other. Du vyriokai žiūri viens į kitą energetiškai. Moteris labiau tas priimti, ramiai, tas toksai priimti, duoti yra. Vyras, kuris eina, kovoja ir atneša ir yra tas, kur laiko tą dubenį. Jeigu moteris vanduo, vyras dubuo. Jam reikia tos ašies įsižeminimų, o moteris turi pabanguoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra buhalterė ofise, jinai nebanguoja, nes tai neišeis padaryti to darbo. Jin turi būti savo protė, bet per pertraukas, ką pasiūliau, duše, per pietus, kad po to, grįžus po darbo, yra kažkiek tai suinvestuota. Orgazmas prasideda ryte, tas intimus santykis, ne lovoje. Tai kaip moteris, pradėk ryte nuo to dušo, nuo krūtinės masažo, nuo pietukų valgymo su pojūčiais. Ir grįžus pasikratyk, pasimasažuok, kažką padaryk. Naktiniai, kiek jie gali padėti? Kelis kartus, bet jeigu nėra tos energetikos, jie neišspręs tos problemos. Geriau investuok į tą erotinį šokį. Prieš veidrodį įsijungus savo muziką, ateisi pas vyrą, žiežirbos eisi iš akių. Naktiniai, fainai, viskas, bet tai yra tik, jeigu tortas blogas ir vyšnė skani, vis tiek tortas sugadintas. Tai geriau, tortas skanus, o ta vyšnė jau nebesvarbu. Reikia jas ar nereikia, Tai būtų mano toks kvietimas, kad kaip karalienė, ne kaip princesė, nelaukti ir daryti dėl savęs. Ir tada ateina partneriai lygiavertiškai į tą patirtį. Ar net gali jiem padėti, nes
Truputėlį paeksperimentavom, vesti atskirai webinarus vyram ir moterim. Vyrai truputėlį dar yra tame gal atsilikę, gal jie neturi tiek motyvacijos, nes jie vis tiek pasiekia orgazmą. Ir tas didelis jiem nesupranta gal dar, kad yra kitas lygis, kur moteris ateina ir turi, žinai, jau problemų yra desperatiškai spręsti, atsibodo 10-20 metų be orgazmų. Tai tai tas moters motyvacija yra skaudesnė ir nori to sprendimo negu vyras. Tai vyrus labai pakviesčiau būti lyderiais, nes jie užauginti yra daug laisviau. Jie yra, žinai, kai vaikai, jie yra ne tiek varžomi, kiek varžomos moteris dėl seksualumo. Tai labai visada kviečiu vyrus priimti tą iššūkį dėl moters, ją pakviesti patempti, nes jūs drąsesni šitoj sferoje. Jums nesakė, nelies peliuko, nieko tokio, žinai. O merginom kiek prisakė, nelies bugerą mergaitę, jeigu dar religiją pridėk, į pragarą išeisi ten, vyrai to neturi. Tai va. Linkiu visiems geresnės savęs versijos, geresnio jūsų gyvenimo ir dar didesnio patirti, įkūnyti ir tiesiog pradėti gyventi, kaip Rūta sakė įraše. Ačiū jums labai.